Tai ką, turim pilną aksesuarų visokių, bagažiukų čia, lempučių, krepšių visokių. Ir dėsim viską ant šito dvirko pigaus. Bandysim daryti kokį kelioninį, kažkas panašaus. Aišku, žiūrėsim, kas čia gaus iš jo, ar čia gausis kelioninis, ar iš vis kažkiek jis atlaikys. Nu, bet nepabandęs nežinosi, vis tiek reikia. Tai dedam viską čia. Čia va visur bum, 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 bum. Tai ką, galim pažiūrėti, kaip ant čia pasikeitė. Ką, žinau, nu visai neblogai. Biški panašesnis į kelioninį. Tai gal važiuosim kažkur, kažką darysim. Galit komentaruose paspėlioti, kiek galėjo kainuoti visi tie aksesuarai. Va tokie va skambaliukai. Blemba. Opa, be dviračio kainos. Tai jeigu nori pamatyti, kaip man sekės pirmą test drive daryti su to dviračiu. Tai užsuk į YouTube ir pamatysi. Tik pradėjau judėti, o jau žvyrkelis. Negerai pradėjo pilti lietus. Prisipūs padangas, seniukai. Baltai, zdaravo.